Ir aš tiesiog labai sausai priminsiu ir į kai ką atkreipsiu dėmesį, kodėl ši iniciatyva atsirado, dėl kokių priežasčių. Todėl, kad sisteminė save vadinanti žiniasklaida visų pirma apie tai absoliučiai nieko nekalba. Oficialios valstybės politikos propagandistai apie tai absoliučiai nieko nediskutuoja viešoje erdvėje. O štai prieš kelias dienas valstybei patarnaujantis portalas Delfi LT netgi paskelbė klaidinančią informaciją. Duodu pavyzdį. BNS išplatino pranešimą, anglų kalba tiesa, ne lietuvių, kuris skambėjo taip. Lietuva, iniciatyvinė grupė rinks parašus prieš pabėgėlių įstatymą. Tai yra prieš tas įstatymo pataisas, dėl kurių dabar bus renkami žmonių parašai. Ir štai kaip paskelbė Delfi šią žinią. Grupė rinks parašus prieš pabėgėlių perkelimą į Lietuvą. Tai yra tiesiog melas, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Mes visiškai ne prieš pabėgėlių perkelimą į Lietuvą. Migracija ir emigracija pasaulyje vyksta visą laiką. Jinai buvo ir Lietuvoje, tiesa, emigracija pernelyg didelė. Į Lietuvą įvažiuodavo žmonės ir gyvena, perėję tam tikrus įstatymus, atitikę reikalavimus ir tai yra nieko naujo. Tačiau valstybinė propagandinė žiniasklaida dėl šios iniciatyvos tiesiog atvirai meluoja. Todėl aš noriu priminti, ką reiškia tos įstatymo pataisos, prieš kurias aš asmeniškai ir dar keletas Seimo narių balsavo prieš. Taigi, lapkričio 26 dieną Lietuvos Seime buvo priimtas užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo įstatymas. Ir pirmame straipsnėje Lietuvos Respublikos Seimas nusprendė, pataisęs, kad nelegalai gali sakyti netiesą. Kažkodėl tai buvo nuspręsta. Antrame straipsnėje Lietuvos Respublikos Seimas nusprendė įteisinti visų nelegalų bei išimties priėmimą, kurie tik pareikš tokį norą. Anksčiau to nebuvo. 34 straipsnėje Lietuvos Respublikos Seimas nusprendė, kad didesnė laisvė be leidimo keliauti kur nori suteikiama net pabėgėlių priėmimo centrų pažeidėjams. Nori jie pasišalina, nori grįžta. Anksčiau tokios laisvės didelės žmonės neturėjo. 38 straipsnis. Seimas nusprendė, kad per 24 valandas įsipareigojame suteikti nelegalams leidimą gyventi Lietuvoje ir net jungtinėms tautoms pateikti informaciją apie nelegalus, įsipareigojame tik gavę nelegalų leidimą. Sėdi nelegalas, mes jo klausėm, gal galima apie tave kažką pasakyti? Ne, atsako nelegalas. Ir mes nieko negalime padaryti. 54 straipsnis. Seimas nusprendė, kad nelegalams atvykti į Lietuvą daugiau nebedraudžiama. Nori nelegalas neteisėtai atvyksta į Lietuvą, nori neteisėtai išvyksta. Taip pataisytas 54 straipsnis. Taigi, akivaizdžiai šis įstatymas yra daugiau negu kvailas, arba kai kas pagalvotų piktybinis. Man sunku pasakyti, kiek aš žinau, bent yra keletas Seimo narių, kurie balsavo už šį įstatymą, ir po to tik susigrebė, pamatę, kad čia yra tiesiog absurdai surašyti. Iki to veikia puikiai įstatymas dėl migracijos, viskas buvo vykdoma pagal įstatymus tvarkingai. Kam šito reikėjo? Čia didelis klausimas. Bet kaip ten bebūtų, šiandien prasideda iniciatyvos įgyvendinimas. Bus renkama 50 000 parašų tam, kad Seimas šį įstatymą atšauktų. Taip aš dar vis viliuosi, kad, kaip gerai Zigmas Vaišvila kreipėsi į prezidentę, skatindamas ir kad būtent jinai taip pat inicijuotų tokio įstatymo atšaukimą, kurį pati pasirašė. Nes, kaip žinia, prezidentė visai neseniai tiesiog radikaliai pakeitė savo nuomonę šio klausimu. Iš pradžių buvo viena nuomonė, dabar jau tarsi ir pritarė piliečių iniciatyvai. Taip pat tikiuosi ir pats Seimas turi galės atšaukti šį įstatymą. Ar reikia
reikėtų suprasti, ar iniciatyvoje šitoje ar kur nors yra paminėta, kad šiuo atveju, kai Lietuvoje nuolat skelbiamas Rusijos pavojus, kad puls, tai ar čia rusams irgi gali būti taikoma? Nelegalus rusai gali Lietuvą užplūsti ir niekas nieko apie juos, reiškia, neteiks, jokios informacijos ir jie čia laimingai gyvens? Iš esmės jūs teisi, įstatymai galioja visiems, nesvarbu, ar tas žmogus iš Afrikos atėjo, ar iš Afganistano, ar iš Baltarusijos, iš bet kokios šalies. Turbūt ten nerušiuos pasienio tam priėmimo punkte, kaip Gabrielius Landsbergis ruošiasi rušiuoti ir atsirinkinėti pabėgėlius kokybiškesnius ir labiau tinkamus, be abejo. Kitaip tariant, šios įstatymo pataisos tai yra absoliutus absurdas ir aš čia tik noriu priminti Seimo nario Povilo Gylio klausimą Seimo salėje, kai vyko balsavimas, ar tai replika jo. Jisai siūlė tiesiog pasidomėti, ar kažkas panašaus yra Europoje, tokie įstatymai. Tai nežinau, ar kas nors pasidomėjo, aš pats asmeniškai irgi nepasidomėjau, bet manau, tokių absurdų tikrai nėra. Ir kaip mes žinome, dabar Europoje ir šalis ir fiziškai sienas stato aukštas, ir savo įstatymus peržiūri, griežtina viską. Sakote, kad kai kurie Seimo nariai atsipeikėjo, už kokį įstatymą balsavo. Tai kadangi rinkimai rudenį ir dauguma tas Seimo narių, kurie balsavo už tokį tiesiog ir kvailą, ir labai kenksmingą įstatymą, kur visi žmonės yra prieš, sakykime, tai, ką jie padarė, tai bus labai didžiulis argumentas einant į rinkimus, kad būtent būtų balsuojama prieš tuos Seimo narius, kurių buvo labai daug, didžioji dauguma, ką jie dabar ramiai sėdi. Kažkaip tiesiog ruošiame juos paviešinti, bet nejaugi dabar tokie ramus ir nieko nesiruošia daryti. Kol kas ramus. Aš pačioj pradžioj sakiau, kad apie šitą įstatymą ir visą tai, kas dabar vyksta, ir tą pilietinę iniciatyvą dėl parašų rinkimo, oficialią valdžios politiką propaguojantį žiniasklaidą tyli, kaip žuvis naftos į burną paėmusi. Absoliuti tyla. Žmonės apie tai nežino, todėl ta pilietinė iniciatyva naudinga vien ir todėl, kad būtų galima skleisti tą informaciją, kas yra. Žmonės to nežino, jūs panaršykit, jūs niekur apie tai nieko nerasit. Kaip minėjau, jūs rasit vienintelę Delfi publikaciją su visiškai klaidingu, meluojančiu, sąmoningai, neatsitiktinai meluojančiu pavadinimu, kad kažkokie marginalai neva prieš pabėgėlius. Būtent taip norima parodyti, o tai yra visiškai ne taip. Mes norime, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kad tie įstatymai nebūtų idiotiški kaip šiuo atveju. Ir reikia padaryti vieną labai paprastą dalyką – atšaukti tą įstatymą. O po to jau pasidomėti iš vis, kieno tai buvo iniciatyva, kaip jis iš viso galėjo atsirasti. Aš prisipažinsiu, aš svarstymo metu tą dieną, kai buvo balsuojama, aš sėdėjau salėje ir klausiausi argumentų. Tada stovėjo Seimo tribūnoje Paulauskas ir atsakinėjo į Seimo narių klausimus. Tiesą sakant, jeigu ten sėdėtų koks žmogus iš šalies ir būtų neskaitęs to įstatymo, kas ten parašyta, tai iš tos diskusijos, praktiškai iš tikrųjų galima balsuoti už. Ten buvo kalbama apie kažkokias detalės, nereikšmingas ir taip toliau, bet jokių būtų nepabrėžiama tai, apie ką aš pasakiau pradžioje. Tai yra daugiau negu juokinga, taip kad žmonės to nežino, todėl visi ramiai gali miegoti. Tai čia mes prieinam prie visai kitos problemos, tai yra meluojanti valstybinė žiniasklaida, meluojanti labai intensyviai, kiekvieną dieną, dezinformuojanti, nesakanti visos tiesos ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra problema numeris 1 iš esmės valstybėje.